Kas geriau? Vilnius ar Kaunas? Šis klausimas neduoda ramybės lietuviams jau kelis šimtus metų. Šiandien šį klausimą išspręsime visiems laikams. Kadangi mums svarbu, kokie žmonės gyvena tose miestuose. Laimėtoją rinksime pagal šiuos kriterijus. Draugiškumas, Intelektualumas, svetingumas, patriotiškumas, paslaugumas. Taip pat nepamirškite, kad ir jūs galite balsuoti už savo mėgstamiausią miestą komentaruose, palaikindami būtent tą miestą, kurį palaikote. Ir tai padės tą miestą uždirbti papildomų taškų. Nieko nelaukiam ir kimam į darbus. Girdi, aš gal žinok nusirengs, nes čia nieks taip nevaikšto, aš gausiu, jaučiu į galvą. Tikrinsim žmonių draugiškumą Vilniuje. Tikriausiai uždirbsim taškų. Ir dabar man reikės prieiti prie žmogaus ir stovėti labai ilgai. Tiesiog kalbėti apie nieką, nes nesu paruošęs klausimų. Tai skubam, žiūrim, judam ir ieškom pirmo žmogaus. Atsiprašau, galiu paklausti? English or Russian? English. So, you from Vilnius? Yes. I'm searching, how to say... Kur yra tas, žinot, Praščiau sakyti. tas stovi. Būna ir pasitraukia. Nelabai suprantu. Tai dar faktą, Inas. Tai labai tikiuosi, kad nedai blogiau sekės. You need some star for desire or something like this? It's like Ну вот... Пу-пу-пу-пу-пу. Ai, pala, nesimai. Alus, jis turi mobiliaką. Turi mobiliaką. Jis Aš- yra Birštono 6. Tam ne, čia jūsų svečias. Šiek Birštono. Dieve, nu. Yra Aludė, kur ateisi. Ten? Ne, ten. A. 10 minučių kelio. Ateisi atsigersi skanaus alaus. Aha, Gyvo, nepasterizuoto, aha. nesūdino. Prie baro kabo šerno galva. O. Aha. Jeigu ten tik trumpiau pasėdėti, tai nieko tokio, bet jeigu ilgiau, tai reikia karts nuo karto galvą pasižiūrėti. Aha. Jeigu pamatysi, kad ta galva pradėsim kalbėti, viskas jau užtenka. Aha. Mintį pagavai. Aha. Jau reikia pizit ramo. you need a Gediminas tower? No? Vytautas. Vytautas is, I think, is something like this. Praspaliauskas. Žolinė lentelė, Aha. sūrio kavalkas, peilis. Aha. Nedidelis ponas, susipjausysi pats. Jo. Taip turi būti. Mhm. Tau geras žalas. Ar blogai pasakiau? Liuks, Taip, liuks. ko tu čia ieškoji? Reikia, menininkai padarė vytę, mūsų. But can you just call your friend? I don't have friends. I'm here forever alone. You know. Ką jūs nieko nesirot? Kokias kaunėsi? Ne, Iš kur jis atsiradė? iš ten. Einam ir jums. Čia yra cirkas. Pentina dėl laimės. O. Mergaitė, Ai. klausyk, aš negaliu vairuoti, einu iki visuomenio transporto stotelės. Man gali parovo padėti, nemeluoju. O, aš neturiu. Pažiūrėk, Nieko, man tik telefoną. Atsiprašau. Geros jums dienos. Laimingai ačiū už pagalbą. Viskas iš pradžių ėjo žemyn, bet tada buvo geriausias pasaulyje comebacks. Ir sugrįžau, nežinau, kaip Feniksas iš pelenų. Atsipasiu tą marsą akmenį, blė. Įdomu bus sužinoti, koks buvo Vilniaus laikas, bet manau, kad jeigu nedui tiek pat sekės, kiek man, tai bus įtempta kova. Bet abejoju, žinok, abejoju. I should go. Oh, I'm sorry. No, So, it's okay, but very... I don't think that I was very helpful and useful. Okay. Thank you so much. Enjoy Thank your you. day. Bye. Good your day. Užduotis – svetingumas. Man reikia surasti žmogų, kuris priimtų mane pernakvoti vienai nakvyniai. 3 bandymai, važiuojam. Labą dieną, atsiprašau, galiu sutrukdyti sekundį. Buvo toks dalykas, žodžiu,
kad išvažiavo mano tėvai, paliko mane ir išsivežė viską, tai galvoju, gal pavyktų pakristi pas jūsų vieną naktį permiegot. Kažkur ten ant sofos, ant žemės, bele kur. Nu nežinau, žinokit, tiesiog, kad pas mane nelabai, kaip aš, pas mane pačią vaikai gyvena. Ai, viskas gerai, žinokit, taip, gal klausiu, jeigu tai nepavyksta, tai nepavyksta. Man nutiko tokia problemytė, aš atvažiavau iš Telšių, be nieko, be piniginės, be nieko. Ir aš neturiu kur išnakvoti šiandien. Ar būtų kažkokia įmanoma misija pernakvoti? Gal žinot, kur pernakvoti? Aš tai nežinau. Ne. Mes Pas jūs išvažiuojam. Ne, išvažiuojat? Tai gal... Mes į rajoną. Tai... Jūs išvažiuojat, tai gal bus tada laisva lova man, pavyzdžiui? Ne. Nu, ne. Pas jūs pernakvot vieną dieną? Aš bele kur ant žemės, ant sofos, kad ir po kilimu. Jūs kalbat lietuviškai? Kol kas taip. Ai, kol kas taip. Gal žinot, kur pernakvoti šiandien vieną naktį, kad, ne gatvėje būtų. Nes aš esu, šiaip... Ką reiškia gatvėje nebūtų? Pernakvoti nenorėčiau gatvėje, nes šalta naktį, tai nebūtų galimybės pas jūs pakristi. Ne. Pernakvot per naktį, nes mane išvažiavo, paliko ir toks galvoju, kad ir ant žemės ar ant čiužinio. Rytoj nuo ryto išvažiuoju. Neturite, ne? Mes tai neturime. Mes iš čia. Aš irgi ne iš čia. Aš tokią problemą turiu, aš atvažiavau į Vilnių pirmą dieną ir mane apšvarino, tai ar būtų galimybė kažkur pernakvoti gal vieną naktį? Šimtai. Jo, yra situacija tokia nutikus. Rimtai? Čia dar prasme neprenkas kažkoks? Ne. Kažkodėl pagalvoju, pasižiūrėjus tik tokia jų visokių. Ne, prenkoti tikrai nevyksta. Norėčiau padėti, bet dabar galvoju kaip, nes mes iš 5 minučių turim pradėti važiavimą. Ai, tai ilgas važiavimas. Bet šiaip, jeigu nevažiuotumėt, būtų galimybė. Jo. Ta prasme, sugalvotumėm. Aš manau, kad galim skaičiuoti, jog vienas taškas atenka Vilniui, nes kaip matot, tikrai vyksta dviratininkų susibūrimas ir reikia iškeliauti. Jeigu neiškeliautų, kaip Dievo myli padėtų, žinokit. Atvykom į svarbiausią Vilniaus ir, aišku, Lietuvos vietą – Seimas. Soboras. Viena iš pagrindinių atrakcijų Kaune. Ir čia bandysim surinkti 5 parašus, jog Vilnius geresnis už Kauną. Kad Kaunas yra geresnis miestas negu Vilnius. Nežinokit, atleiskit, bet ne, man abu miestai geri, man Lietuva yra gera ir taškas. Ir dabar aš važiuoju 20 metų Europos Sąjungoje, mes važiuoju dviračių žyglį ir džiaugiuosi gyvenimu. O jūs nevėluojat, nes ten man jau sakė, kad už 5 minučių bus. Važiuoju tada su draugė pakalbėjau. Ne, mes važiuojame su Remigijum Šimašiumi. Ar galėtumėt pasirašyti peticiją, kad Kaunas yra geresnis už Vilnių miestas? Kaip, galit? Čia bent jau pliusiuką uždėti ir viskas. Man tik aš tai renku balus. Jo, liuks, ačiū. Vilnius geresnis už Kauno miestas. Galit? Tai gerai. Kaunas yra geresnis už Vilnių. Oi, atsiprašau. Taip, čia uždėkit pliusiuką ir viskas. Atsiprašau, galim peticiją surinkti, kad Vilnius geresnis už Kauną. Velnė. Tik po pliusiuką realiai uždėti reikia. Nežinai, už ką pasirašai. Ne, čia parašo nereikia, pliusiuką uždėdam ir viskas. Tai, man atrodo, vienodai visi. Vėliai griebsiu. Vilnius geresnis už Kauną pasirašyti. Galit? Kaunas yra geresnis miestas už Vilnių. O, nežinau, ar geresnis. O kaip jūs manot, tikrai galva? Pačios Vilnietės. O tai jeigu rinktumėtės tarp Kauno ir Vilniaus? Žinau, kad mums reikia atsivertimo Kaunui. Mes labai mylim, labai gražus, bet... Aha. Dar po truputį, bet žinokit, jau vyksta. Ne, tai aišku, paimk dėl content vienuolės. Čia bus bajeris. Viskas, 2 parašai tada. 2 iš 5. Nežinau, čia gerai, negerai, bet yra kaip yra. Įdomu, kaip Vilniui sekės. Vilniui gal žmonės daugiau nori pasirašyti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 parašai, lygiai 2 parašai. Iš 5 sutikau žmonių, kurie myli Lietuvą. Nesvarbu, Vilnius, Kaunas, aš myliu Lietuvą, sako. Laisvės alėja, paslaugumo iššūkis. 3 žmonės turi padėti man minutėlį skirti savo laiko. Tai bėgam, žiūrim, ar kauniečiai paslaugus. Galiu minutę jūsų laiko padėti man reikia. Aš bandau susigaudyti, kurioje pusėje yra fontanas. Gal žinau? Ten. Ai, ten, ne? Taip, koks gal 100 metrų. Ai, net matau purslus. Jo, taip. Ok. Gerai, ačiū Jums labai už pagalbą. Geras vyras. Atsiprašau, gali padėti šiek tiek, 1 minutę? Galit? Prašau. Kur čia galėčiau susimokėti, kad užeiti? Į bokštą. Pirmas aukštas. Viskas pirmame aukšte. Nes ten yra tvora, ten jau niekur viskas čia. Nes aš palipau į 13 aukštą
Niekur sumokėti. Ačiū. Geros dienos. Oi, bėgam. Atsiprašau, galiu minutėlį Tik vieną klausimą turiu. Aš tik noriu pasiklausti. Tik galėtumėt atsakyti man. Nežinau, aš neatsakysiu. Nu vat. Atsiprašau, galiu minutėlį jūsų laiko paslaugą vieną padaryti. Ar teiksiu paslaugą šį vakarą? Atsiprašau, galit vieną minutę skirti? Gal neįgriebti, kaip nesiseka. Nežinau, taškų neprirankau daugiausiai. Jeigu galit, prabalsuokit už Vilnių, jūs, mėly stebėtojai, nes jūs galėsit palaikinti komentarą arba parašyti Vilnius, pririnkti papildomą tašką, jeigu aišku aplenksim Kauną. Tai tik tais man dabar įdomu, kaip ten Davidui sekas. Gal dar blogiau, gal čia aš gerai varau. Tai... Kaunas? Alio? Ant kiek gerai pradėjau, tiek greit nusileido. Paslaugumo užduotį Kaunas surinko 1 iš 3. Tai keliaujame į sekančią užduotį ir tikrinsime žmonių intelektualumą. Ir klausime labai kažkokių keistų klausimų ir lauksime protingo atsakymo. Važiuojam. Pirmas klausimas. Kokiu atveju 3x3 lygu 10? 3x3 lygu 10? Nelabai gali būti gera. Tai gali ar negali? Kažkada gali būti. Kažkada gali. Ai, gaila, nes jokių negali būti. Nu, kas nors žino? Nu, jūs pasireiškit, jūs mokyklą lankot. Nežinau. Ne, tai jokiu atveju. Jokiu. Taip. Kiek kiaušinių galima suvalgyti tuščiu skrandžiu? Kiek telp? Kiek norisi? Gali būti 4, 5. O iš tikrųjų 1, nes bus tada skrandis netuščias. Jeigu bėgi maratonė 3 ir aplenki 2, tai kelintas tu bėgi? 1. 1? Ai, velnis. Jeigu aplenki 2, tai būni 2 iš tikrųjų. Tai kelintas tada bėgi? 2. Va, užfiksuojam atsakymą. 2. Teisingai. Šaunuoliai, ačiū labai jums. Tai Kaune auga nauja šauni karta, kuri užvaldys pasaulį ir Kaunas perims Lietuvos sostinės vardą. Neoficialiais duomenim. Nu liūdna. 1 tašką galėjau išgelbėti, bet nuėjau savais keliais, tai 0. Kol kas 0. Nu tai ką, viskas, apsidirbam savo dienos darbus, paskambinau Nedui, tai Nedas iš Vilniaus, aš iš Kauno, susitinkam Elektrėnuose ir aptariam rezultatus. Kol kas dar viens kito nežinom rezultatų, tai labai įdomu, kas nugalėjo. Nu ką, sveiki! Nepasilgai. Ai, nežinau, buvo gerai ir be tave, žinau. Jeigu jums patiko visą tai, ką mes darėm šiandien, jūs parašykit, ar darom didelį projektą. Visus miestus paimam, įvertinam, išbalsuojam, sudarom ir išrenkam tą vieną super miestą Lietuvos. Iš šito projekto gali kilti gražus dalykas Lietuvoje. Rašykit miestą, į kurį mums atvykti, su kuriuo galbūt miesto norit, kad mes palygintumėm. Toks reikalaujantis daug darbo šitas projektas, tai būtų gerai, kad ir jūs palaikytumėt, tai paspaustumėt ant šio video like. Tai aš manau, kad nieko nelaukiam ir pradedam aiškintis rezultatą. Pirmas buvo draugiškumas. Tai kiek tu maždaug užtrukai? Pas mane buvo kuriozinė situacija. Tokia mini pertrauka, bet buvo kažkas apie 6 minutės. Ok, 6 minutės yra rimtas iššūkis, bet ne toks rimtas, kad Vilnius nesurinktų 8 minutės, beveik 8 minutės. Aš dar norėsiu perskaičiavimą, aš nemačiau, kaip to buvo, tai dar peržiūrėsiu. Važiuojam toliau, intelektualumas buvo užduotis. Vilniuje surinkom lygiai 0. Eik tu savo, kas yra? Tai mes surinkom 1 tašką, 1 klausimą atsakymą. Važiuojam toliau. Svetingumas. Svetingumas, ok. Šitas man labiausiai asmeniškai nepatiko, reikėjo daugiausiai iš komforto zonos išlipti, eiti žmonių paprašyti, ar galiu šiandien pas jūs permiegoti. Iš pradžių bandžiau susigalvoti, kokią priežastį, ten, sakau, išvažiavo tėvai, paliko mane be piniginės, gal galit priimti, nepriėmė, gavau apvalų 0. Manau, kad Vilnius irgi 0 gavo. Nu, nesakyčiau taip, nes Vilniuje atsirado viena dviratininkė, kuri sakė, kad jeigu nevažiuočiau dabar didelio velomaratono, tai pilnai galėtum atliekti pas mane ir kažkokį džegi. Čia jos nuomonė. Aš neįdėjau šito žodžio. Tai aš rinkau 1. Nu, tarkim. Čia palikim komentatoriam nuspręsti, ar duodam tą 1 tašką ar neduodam. Gerai. Patriotiškumas. Rinkau 2 solidžius parašus iš 5 įmanomų. Jeigu gerai prisimenu, kad aš taip pat surinkau 2 parašus.
Tai viskas, dabar jau lemiamas taškas yra paslaugumas. Kiek žmonių priėjo prie tavęs, kai paprašai pagalbos? Buvo lygiai vienas. Nu ir ką, lemtinga akimirka. Kaunas priėjo, sustojo. Vienas žmogus. 4, 3 ir Vilnius laimi žmonių, širdžių, mano, pupų, visko. Laimėjo super miesto vardą. Ekso, aš tikrai galvoju, kad Kaunas laimės. Taip gerai pasirodėm kauniečiai, taip gerai pasirodėm. Kas dabar nutiko? Sunku buvo priimti pernakvot. Tai kitame etape, na jeigu bus tas projektas, žinokit, pažadam visko. Bus ir laižių. Jūs laukit, žiūrėkit ir nepamirškit komentuoti, į kokį miestą reikėtų atvykti jau kitą kartą. Kauniečiai balsuojam ir paspaudžiam subscribe. Iki kitų kartų arba ne.